Sveiki, aš šiandien jūs mokinsiu, kaip išmokti tokį vieną žodį parašyti Skrillex. Skrillex yra toks vienas žmogus, kurio vardas Skrillex, ir dar yra vieno to žmogaus Skrillex kūrybos, kurios pavadintos Skrillex. Tai aš tą žodį parodysiu su Skrillex grafiti. Skrillexo grafiti. Nu ir žodžiu. Va, darome štai tai va. Tokį va. Vėliau. Tai va. But I think I know where he went. I gotta go, Grandpa. I'm coming too. You can't go anywhere. You can't go alone. It's too dangerous. I can't get up now. That's the point. Gwen, get back here. Gwen! Newtown Police Academy. Čia tokia I. L. Čia tokia L. Tokia pačia L ir vėl padaryt reikia. Va. Vėliau palaukit, tuoj pasižiūrės ir vėl kaip tenais toliau reikia daryti. Ai, pala prisiminiau, man atrodo. Nu, žodžiu, tikrai. Nu, prisiminiau, dabar darysim E. Tai va. Su pirma padarom tai va. Tai va padarom. Va. E. Netilpo biški. Ir žodžiu, jei jūs sutalpinsit, padarykit tai va. Jei sutalpinsit, aišku, jei sutalpinsit.
Palaukit. Va ir X tokį padarykit. Tokį X. Ir va, šis jums Skrillex. Supaužinčiau ir parodysiu, kaip turi būti nuspalvinta. Nu va, aš panaudojau tamsiai rudą, nes juoda nelabai gerai veikia, bet jums čia garantija atrodo kaip juoda. Tai žodžiu, panaudokit juodą, tamsiai rudą, kokios norit spalvas vietoj juodos ar rudos. O raudoną galit palikti, nes raudona labiausiai pritiks. Ir ką pasakius...